Ne dėl voratinklių mes keisim kamerą, o tiesiog šiuo atveju nedžiugina kamera. Žmogus išsirinko kamerą aklai, vadovavosi etiketėm, komentarais, kažkas kažką patarė. O mes darom kitaip. Mes pristatome ekspozicinį autobusą, kuriame daug Dahuje IP, vadinkim taip liaudiškai, laidinių kamerų. Išsirinkam kamerytę iš autobuso, jame yra jų daug. Ir pakeisim šią kamerytę. Pažiūrėsim, kaip rodo prieš ir po. Kamera pakeista. Dabar naktis, tamsu, teritorija nėra apšviesta, kamera filmuoja infrared principu, tai savo šviesą jinai mato, bet mes turim nespalvotą vaizdą, o kieme jokios šviesos nematyt. Ir šita kamera yra pakankamai gudri, jinai ieško žmogaus tipo objekto ir kai žmogus papuola į teritoriją, jinai įjungs šviesą. Įeinam į jo zoną, štai įsijungia šviesa, kamera plus turi ir švyturėlį. Galima paleisti ir sireną, bet mes gal sirenos nepaleisim dėl kaimynų. Taip kad dabar jinai iš juodai balto vaizdo perėjo į spalvotą ir mes matysime spalvas. Nėra to šviesos čia labai daug, bet kamerai to tikrai užtenka. Grįšime į ofisą ir pažiūrėsime, kaip gavosi šitas video jau iš kameros pusės. Beliko įvertinti vaizdą. Čia buvusi kamera nakties metu, tuo pačiu metu, bet vakar. Atkreipiam dėmesį, pavyzdžiui, kibirą, žolė, alpinariumas, koks ryškumas, o čia šlanga guli. Tokį vaizdą turėjome vakar. Na, o čia naujoji kamera. Viskas ryškiau. Štai mes. Kamera, kaip minėjau, perina į spalvotą režimą, atsiranda spalvos. Veikia švyturėliai, informuojama, kad pastebėjo kamerą žmogaus tipo objektą. Kaip matom, mes esame jį apsivedę. Gausim į telefoną iš karto žinutę, kad mūsų teritorijoje yra žmogus. O toliau reaguokim jau pagal savo situaciją. Šlanga geltona, kibiras baltas su juoda, ploščius, vadinkim, rudas ir puikiai viskas matosi. Didžiulis skirtumas tarp kamerų, taip kad nori nesuklyst, kvieskitės mūsų autobusą ir mes galėsime pakalbėti toliau apie visų kamerų skirtumas ir kuris modeliukas jūs džiugintų labiausiai.